Gavau tikrai nemažai žinučių videogagoje, to pasiekoje nusprendžiau sukurti puslapį. Šiuo metu jūs dabar jį ir matote. Pamaniau, kad tai būtų daug patogiau, jeigu mes kurtume temas su mums iškylančiomis problemomis diskusijose ir pabandysime visi kartu jas išspręsti. Šiame puslapyje jūs taip pat galėsite stebėti mano naujausius, taip pat ir senesnius video įkeltus į YouTube. Apsilankykite, naršykite, paspauskite like, parašykite temą į diskusijas ir aš tikrai ją perskaitysiu. Praeitame video aiškinau, kaip priartinti nuotraukas užvedus pėlės žymeklę Google Chrome naršyklėje. Šiame video aš jums parodysiu, kaip tą patį padaryti Firefox naršyklėje. Einame į meniu ir spaudžiame priedai. Paieškos laukelėje įveskime Facebook Photo Zoom. Sekančiame lange pasirinkime įdiegti. Įdiegus jums teks perkrauti naršyklę. Spauskime perleisti dabar. Naršyklė persikrovė ir kaip jūs jau matote, mes galime priartinti nuotraukas tiesiog užvedę pėlės žymeklę. Norite paįvairinti savo Facebook arba iškrėsti savo draugų linksmą pokštą? Eikite į meniu, spauskite priedai. Tada paieškos laukelį įveskite Grease Monkey ir paieška. Pasirinkime Grease Monkey, tada spauskime įdiegti. Pasibaigus įdiegimui, spauskime perleisti dabar. Dabar eikite į puslapį, kurio nuorodą palikau apačioje. Spauskite užrašai. Pažymėkite nuorodą ir pasirinkite atverti saistomą objektą naujoje kortelėje. Atsivėrus sekančiam puslapiui, jums teks palaukti 12 sekundžių, kol prasidės jūsų siuntimas. Jokiais būdais nepamirškite, kur išsaugojote savo failą. Tada įveskite apsaugos kodą ir spauskite Download. Parsisiųstą failą tiesiog nutempkite į Firefox naršyklę ir paspauskite Install. Kaip matote, jūsų Facebook logo pasikeitė į Fuckbook, bet jūs galite pasirinkti ir kitus, kaip Fakebook, Failbook ir taip toliau. Norėdami išjungti šį pokštą, tiesiog paspauskite ant Grease Monkey logotipo dešiniajame kampe. Norėčiau pasiūlyti gana neprastą papildymą Opera naršykliai. Meniu pasirinkime papildymai ir ieškoti plėtinių. Sekančiame lange paieškos laukelį įveskime Beta Facebook 2 ir spauskime paieška. Pasirinkę Beta Facebook 2 spauskime Install, o tada spauskime įdiegti. Perkraukite naršyklę. Kas pasikeitė? Dabar jums automatiškai užsikraus senesni postai, bet to dabar jūs turite labai gražų šešėlį viršuje. Ir kaip jau pastebėjote, Facebook puslapis dabar ištemptas per visą ekraną. Vertinkite, komentuokite, kritikuokite, apsilankykite mano puslapį ir iki kitų susitikimų. Su jumis buvo Quasar. Iki.